Vat kaip Pimentas sako, kad aš nesveikas, kad galėčiau nueiti pas kitus žmonės pasiprašyti apsižiūrėti chatą. Ta pati sako, kad aš nesveikas, kad aš tarkim pamiršau savo muilą eidamas į sporto salę. Nu tai buvo, neturėjau, pamečiau savo šampūną. Ir matau, yra du nogi žmonės dar dušuose, žinai. Sakau, vienam sakau, sveiki, gal galėtumėt Tikrai nesveikas. Vienam sakau, gal galėtumėt paskolinti šampūną. Jis toksai, pliau, pas mane irgi tuščia, žinai. Okei. Sako, gal to vyruko paprašyk. Sakau, sveiki, gal galėtumėt paskolinti šampūną. Pliau, sako, tik muilą turiu. Aš taip Rimliat į tą muilą. sakau, gerai. Pasijau tą muilą šitaip. Ačiū. What the fuck, seni? Ir svarbiausia, tada kita trefkė buvo po 2 dienų ir vis dar pamiršau pasimti šampūną. Gerai, pabūsiu normalesnis. Su tuo, kurio čiuvelį mes turėjom bendrą treniruotę, nes pas trenerį kaip tik buvo, paprašysiu čia. Sveiki, gal galėjome paskolinti muilą. Ir sako, jo, va, imk. Čia dar neduši, čia kambariuose, tipo persijungimo tose, žinai. Ir aš toksai, gerai, tai aš įsipirsiu. Ne, tai sako, gali dušam. Ne, nereikia. Aš įsipiliau tą muilą. Ir nešuosi tą muilą, žinai. Įsijungiu dušą. Jo, jau pasikabinau viską, žinai, vis dar laikau tą muilą. Įsijungiu, ble, šitas dušas šaltas. Vėl pasisirinkau daiktus, einu į kitą dušą, vėl tą muilą vis dar laikau, po to nusiprausiau laikydamas tą muilą karašę. Na ir tada jau panaudojau. O tu, pažiūrėjau, nori nusiprausti be muilo. Nesąmonė. Nu kas atsitik, kad tu su vandeniu tiesiog nusiprausi? What the fuck, Man būtų nemalonu prašyti iš kito. Ta senė, tu ateini prie nogo, bišas, sakai, Yeah. tu turi muilo. Ne, nu aš taip nejau Pakel... jo nogo. Nu aš tipo, nusivaizduok, yra, nu, kabinos vos. Apsirengęs prausis? Ne, tiesiog per kampą pasilenkė, gal galėtum muilą paskolinti. Labai keista, seni.